išvažiavom, jau kitus įleidžia. Neužkliuvom žmoną. Sakė, žmona čia nelips. Man tai įdomu buvo čia. Nes tokio dydžio slėnis. Man pažiūrėkit. Didžiulis. Didžiulis. Neaprėpiamo dydžio. Miško jūra matosi. Atvykom į Tropėją. Kalnais, pakalnėm, aukštai, žemai, gazas, dugnas, stabdžiai, dugnas. Visko buvo. Buvo visko, dabar pasiekėm. Ot vėl tokį turistyną. Nelabai stiprų, bet gražų turistyną. Einam prasivaikščiosim, o paskui galėsim važiuoti, ieškoti vėl kur miegoti kokius krūmus. Gal ne krūmus šiandien. A ne, gal ne krūmus. Va čia namelis gražus. Ir vaizdelis gražus. Žiūrėk, kempingas taip. Tem um portãozinho que tá fechado. Não tô vendo gente subindo lá, entendeu? Então eu acho que tá fechado sim. Va, kur atėjom. Va, o kad žinotumėt, kad nemeluojam, va, esam Tropėjoj. Tropėja. Va, ir čia vaizdelis. Eik tu sau! Wow, 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 wow! Čia koks paplūdimys dar. Sakau, žmonai reikia nufilmuoti, ką mes valgom. Aš juos vadinu ragu. Žmona sako, arančinis. Žmona valgo su kom čia? Krevetėm ir... Cukinėm. Ir krevetėm ir cukinėm. Krevetėm ir cukinėm toks yra. O aš valgau su induje. Induje ir tai toks aštri dešra. Tokia aštri dešra. Paragausim. Ta prasme, net paėst negali kažkur Italijoje, kažkokioj, šiknoj, atsiprašant, ateini jau žadi burną, dėt kasnį, įpist! Apkabink visus draugus. A girdi, nenormalu čia ir iš tikrųjų. Čia ir mes čia žadėjom valgyti kaip tik, bet nebevalgėm. Nenormalu čia ir. Vis baigas. Nu ir ką mes veikiam šitoj pakrantėj? Va. Daug laivų. Kur va, vaizdai į kalnus. Ogi ką mes veikiam? Va ten tie pastatai, kur yra. Ten yra rūbų plovykla. Tai mūsų rūbeliai plaunasi, žmona išbėgo išimti, ką nieks nenuneštų. Dėsim į džiovyklę, išsidžiovinam ir važiuojam ieškoti mėgamos vietos. Čia taip va užklydom beieškodami nakvynės vietos. Užsukom dar vieną. Tai yra tokie paplūdimiukai, va. Tokio gražumo, va. Bum, bum, bum. Nu ir kaip jums mūsų nakvynės vieta šiandien?
Už manęs mašinikė, o iš priekio jūrikė. Jūrikė didelė. Va. Taip miegosim čia. Čia už galo apleisti pastatai arba uždaryta jau viskas, ne sezonas. O čia mūsų miegamasis po pušelėm. Kol dar pilnai nesutemo, einam ruoštis. Stalą, užkast kažką biškį. Atsigerti, galėsim eit miegoti. Paskui rytoj važiuosim, kaip paplūdėm jaučiu. Biškį pakimarinti. Judam. Labą rytą. Laukiam saulutis. Kol išlys iš už kalnelių. Turim šiandien, nežinau, 26 dieną. 26 diena. Va. Švinta. Iš ten turėtų saulutė pasirodyti. Parodysim visą saulėlydį. Ten dar tamsoka tuoj pusėje. Turistai išvaro ieškoti pliažo. Šiandien pliažo diena. Na kokį dieną 3 valandas parakės čia bus. Taip. Pervargsiu per 3 valandas ir taip. Kartais reikia rebus išspręsti, norint rasti, kaip nueiti į pliažą. Nes visur uždaryta, bet yra vis tiek išeitis. O išeitis atrodo taip. Tipo, per čia galėtumėm, bet ne. Va, ir tarpelis, va toks. Užrašyta. Spiadželė Marinella. Ir einam į Marinellą. Paplūdimį. Tokiu takučiu. Nu jau gerėja situacija. Jau kažkur artėjam. Būsim vieninteliai paplūdimy jaučiu. O ten turim atsirasti apačioj. Ir neaišku, kada saulė rasim čia. Nebent šitoj pusėje dar ir paplūdimys apšviestas. Nes kol kas pavėsis. Va, eik. Va, einam ten. Tokiu takučiu. Va, po biškutį žemyn. Ir turim atsirasti Marinellą paplūdimį. Op. Nu jo, čia biškį ir reikalų. Nulipčiai. Žmona! Baigiam pasiekti tikslą. Turim tokį piktą paplūdimį. Reikės įveikti tuos akmenis, ką pereiti ten. Nori grožio, aukokis. Turim šitą visą pereiti, bandom eiti. Einam žmona atsargiai. Kaip nenusirakti. O.
Įveikėm kliūtis ir barjerus. Vieni patys. Privačiam paplūdimy. Vieni patys. Tokiam, va, tokiam. Einam toliau, ne? Žmonos šypsena iki ausų. Visa laiminga, ką vyras į tokią vietą atsivežė. Džiaugis, kad tas tavo vyras, milijardierius, turi lėktuvą, gali atskraidinti, bet kur. Būsim iki vakaro. Nebūsim iki vakaro. Reikia žuvinę spėti. Reikia žuvinę spėti, dirba iki 2, tai iki 12 čia maksimum. Tu gali pabūti vieną. Tai gerai, tu grįžti su žuvim. Nu, dar vienas barjeras. Šitą įveikėm ir būsim dar geresnė paplūdimi. Va, šitą barjerą įveikėm. Jo. Ten mažiukas paplūdimiukas. Čia dar ir mažiukas. Čia ir takelis per viršų. Va. Gal čia pasilikti. Kai visur gražu, nebeaišku, kur nori pasilikti. Va, priėjom dar vieną. Čia arba ten. Kur? Kur žmona? Spėjai, kad žmonai patiko šitą vietą. Sakys, noriu čia. Nu, ką pasakysi? Ką? Čia bus gerai. Aš sakiau, kad sakys, noriu čia. Iš kur žinai? Nežinau. Noriu čia. Žadeikių paplūdimys. Taip vadinsi dabar. Šitas paplūdimys be saulės. Saulė kažkur už kalną. Niekur ramiai negali pabūti. Norėjom dviese pabūti. Į priėjo, va, visokių žmonių pilnas paplūdimys. Visokių prieja. Ir maža, dai, tie atėję, ir tie dar atėję, va. Jodas siema. Nu, ir kaip tu gali va gyventi? Niekada pakliūsti filmą. Žadeikių filme bus... Jo, bus... A gali padaryti biškį mane fiklą daug sporto? Mes viską darom natūraliai. Natūraliai darom. Gabaritus. Nu bent jau parūdink filtrą uždėti. Kad Tai va. prie manęs tokia Nu, balta. pasidžiaugt galim, ką nors pasimaudėm pirmą kartą čia vasarą. Nu, jau nebe vasarą, jau viskas rugsėjai. Jeigu Lietuvoje nebuvau kur maudėti, tai čia pasimaudėm. Su lietuviais pasimaudėm. Mes lygiai taip pat. Taip grįžtam iš paplūdimio. Viskas, baigės maudynės. Va, ten buvom paplūdimy. Žmona čia visą tokia. Vat reik pereiti šitus akmenukus. Nepaslyst, nenugriūti, neišsisukt kojos. A čia per viršų buvo, per apačią? Per viršų, ne? O jetau. Dar sušliurim. Taip ir einam. Va, lėksim į žuvies parduotuvę. Papirkti jūros gėrybių, žuvytės, kad turėtumėm skaniausią vakarienę per atostogas. A taip, žmona? Sakyk, taip, mylimas, brangus. Ačiū, man mylimas vyras iškeps. Aha, mylimas vyras austrių šį vakar padarys. Ryte atėjom da. Taip nešvit vandenuks nuo saulės.
O dabar va, paliekam paplūdimį, kuriam pabuvojam. Va. Grožis, žiaurus grožis. Va, ir gulėjom, o ten gulėjom. Tik išliepki tą stotelę, kur tau reikia prie 6 paskelbti. Pagaliau radom žuvinę, šiaip ne taip radom žuvinę. Važiavom beveik ir nieko nebėra, turiu užsidaryti, bet dar spėjom, tai papirkom austrių, doradą, šviežių krevečių, tai dabar tuoj viską paruoš ir valgysim, vietoj paruoš. Pakvietė mane pažiūrėti, kaip gamina maistą. Kepa doradą. Kepa doradą. Vyrukai darbuojas. Bene. Adesso questi, se vuoi te le faccio tritare, hai capito? Žmona krevetės iškeps. Viską vietoj padarys. O, super. Super! Žmona jau atnešė. O aš negaunu, dar nieko negavau, dar nieko. Ar žmona laiminga? Grazie. Nieko, tuoj mano dorada ateis ant stalo. Tuoj, tai palauk, dorada bus. Klausiukai traškus tų krevečių. Va, žuvytę atnešė. Nu, žinau, sakė Lukas. Tai va, moškutis skambina, viskas moškutį dedam ragelį, tėtis valgo dabar. Skonis tai kosmos. Kosmos čia. Pas mane irgi tokių krevečių nesuvalgys niekada. Murales di Diamante miestelis. Labai fainas pavadinimas. Čia turi būti miestelis, kur išpaišytos sienos, o ne visokiais paveikslais. Čia tiesiog turbūt vaikščioti. Kažkokia lerva girdisi. Iš viršaus lerva. Ko ten rėkaunat? Via Kalvarijos gatvė. Va, visokių piešinių. Žiūrėk, čia nemačiau. Va, koks piešinius. Čia piešinius. Čia piešinius. Žiūrėk, kaip čia įdomi, matai, atrodo iš šon, kur iš priekį žiūrėti, ne? Žiūrėk, va susilygino va ranka, nors atskiros dalis pastato. Buongiorno. Kai gražiai. Žiūrėk, kaip atrodo baras. Koks gražumas. Vau.
Toks piešinys gražus. Va, į pipiras ir didelis. Ripipas. Visas pastatas nuotraukom. Va, gražiai veiduks nudegęs su žmonos rubaška beveik susiderinęs. Ve, kokia mozaika, žiūrėk. Žiūrėk iki viršaus, kas čia bažnyčia yra. Taip išeina. Išspalvotų akmenėlių, stikliukų akmenėlių, žiūrėk, visokių velnių. Va, 26 dienos vakarienė, naktipečiai, ant kranto, ant jūros kranto. Vieni patys. Austrės užkandžiauja, šampaniuką geriam. Taip įsikūrėm. Ten kalnai, ten kalnai, ten kalnai, ten jūra, ten saulė leidžiasi, bet nebesimato debesiuks užstuoji. Kas per dangus priekį? Kosmonautinis. Kaip iš kito pasaulio atrodo. Rugsėjo 27-osios rytas. Šį kartą saulės iš vandens nematysim, nes saulė pas mus šį rytą teka iš už kalnų. Todėl nesulauksime, vos išvažiuosim. Va, pusrytukai. Ką valgom? Kiaušinukai. Chorizo užtepėlė, sūris, kruzendai. Čia gražu, čia aukštai. Čia kaip vaisiai. Čia aukštai. Na, visų pirma, čia vaizdelis. Važiavom ten tų kelių, kur matos per kaimelį. O čia dabar paeinam ir va. Va, ir taip yra va. O papa. Nu, vaizdas. O aukštis.
Karabelų miestelis. Užsiknisom, kol atvažiavom čia. Ir atvažiavus dar nebuvo vietos, kur pastatyti. Tai kažkur numetėm apačioj. Einam belenkiek peškom, kai tą miestelį ateiti. Žodžiu. Norit pamatyti, kaip atrodo arbūzų pieva? Va. Pilna arbūzų. Pilna. Ir ten vienas vagis yra. Vienas vagis ten yra. Vagia arbūzą, pavogė arbūzą didelį. Visa pieva čia tęsiasi. Ir tęsiasi iš ten, toli važiavom, matėm. Ir ten pareina vagis su arbūzu. Vagis pareina, reik vagį gaudyti. Žiūrėk, vagis arbūzą parneša. Žiūrėk, vagis nepaneša arbūzą. Jaučiu, reikės plauti vagį arbūzą. Pažiūrėk, mano pats. Pizda, man. Negaliu kaip sunkiai. Kažkoks kurortinis miestelis, net nežinau pavadinimą. Ieškom pavalgyti ką nors. Viskas uždaryti, nes jiems dabar siesta. Dar jau rasim ką nors. Radom vienintelę veikiančią vietą, kuri duoda maistą. Kuri duoda maistą. Kuri duoda maisto, Nes vis veikia daug kas. Pirmas maistas jau baiginėjęs. Pareina mūsų picos. Picos pareina. Picos. Sūri pica ir kažkokia pica. Napoleono pica. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Va, čia taip atrodo, jojoj, koks turistinas. Koks paplūdimius platus. Galo nesimato. Šį vakarą apsistojom poniškai viešbutį su pusryčiukais skaičiuotais. Tai jau šį vakarą maistą gaminimo nebus. Ir rytoj pusryčių gaminimo nebus.
Bus poniška vakarienė šį vakarą. Restaurante kur nors. Artėjam prie tilto galo. Bet vaizdas į kalnus tai žiauriai gražus. Debesis tie dengia kalnus. Labai gerai atrodo. Labai gerai. Čikita priekį. Antu Čikita. O, žiūrėk, kokį kaliausi. Kaliausi. Čia ir kaliausi. Čia ir ragana. Ir žvejų milijonas. Labas rytas, einam pusryčiauti. Einam poniškų pusryčių. Užtarnautų pusryčių valgyti. Toks mūsų, va toks visoks, matot, sujaukts kambarys, baisiniškai. Keliaujam. Va, toks yra 3 žvaigždučių viešbutis, va. Gali paskambinti policiją. Alio, taip, reikia iškviesti Žadeikienę į vieną mašiną. Galim Žadeikienę iškviesti policiją. Užeinam į vidų. Kaži, kas čia bus paruošta, da biški per anksti. Žiūrėk, vyno turim, galim nuo vyno pradėti visą rytą. Vyno. Duoda tau įpilt vyno. Ką čia turim? Čia turim sulčių, arančią, sučio tropikalę, vandenuko. Kas čia yra? Vaisių biški. Užpjaustyta. Čia kažkokios uogos. Čia išvis trupinti vaisiai. Čia kažkas kepa. Kiaušiniai šilti dar. Reikia bėgti, skubėti valgyti. Čia kresniukai. Vau, gerai. Mėsytė. Salotas, kiaušiniai, duona. Pyragėliai. Kruasanai. Padažai, uogienės, pyragėliai. Teta. Viskas, žmona man padaryk irgi pačios skaniausios, gerai? Ir eina uždėti kiaušinių, kol nesušalo. Kaip čia vadinasi? Romadžiorė miestelis pasiektas. Mašiną šiaip netai pasistatėm. Čia tokiom mašinom nėra pritaikytas vietos. Bandom eiti kaimą. Čia negali būti didelis mašinas, va, greituoji tokia. Aptarnaujantį irgi tokia. Va. Maša ir Medved. Ne, Maša ir Medved buvo rusiškas. Va, žiūrėk, kaip lagaminus veža viešbutį. Žiūrėk, ta gatvelė važiuos. Kur mes einam? Galim eiti ir čia arba čia. Žiūrėk, pratilpo. Žiūrėk. Jis pratilpo. Geras. Jis čia pratilpo, ištiesk rankas. Išskiesk rankas. Čia ta mašina tilpo. Bet mašina pratilpo. Mes ir greit tilptumėm, ne? Va, pist ir nuvažiavom. Kur mes einam? Čia. Čia. Galima ir čia. Čia. Einam į apačią. Čia kai bandai praeiti iki vietos, kur turėtų atsiverti gražus vaizdas. Turistins! Va, matai, ten viršuje apžvalgos aikštelė.
atvirutė. Galim fotkintis, kol vis pabėgo dabar. Va. Geriausias kaimo vaizdas. Tik žmonės reikia išvaryti. Va. Bandom spėti parkingą, kad į valandą išsitekti. Number 2 was Taip ir gyvena žmonės. Taip. Bet gatvė kvepia skalbiniais. Pakeliui dabar į kitą miestelį. Tai einam biškį pasižvalgyti. Pradžiai pasižvalgykim čia. Tą miestelį praleisim, o ten kur yra. Ten kur ir miestelį tą praleisim. Važiuosim į kitą. Va čia aparatas, su kuriuo turbūt pristatinėja maistą, dar kažką veikiantis, matosi. Kažkuriom valandom, matai, sėdi žmogus ir pristatinėja per jį. O matai žmoną? Va, kokį turim vaizdą. Turim pirmą kartą užkaitusius stabdžius. Garuoja biški. Biški garuoja. Sustojam, rūko biški. Va, rūksti. Kaip dūmelis eina. Kaip dūmelis eina iš kaladžių. Atvažiavom į Vernazę. Šiaip ne taip. Stabdžiai užkaito pradėjo garuoti. Stipriai pradėjo garuoti, stabdyti pradėjo blogai. Tikėkime, kol pavaikščiosim atvės, galėsim vėl normaliai važiuoti. O dabar einam, nes privažiuoti negalim čia, nebent esi gyventojas. Pelis teka. Kalnai aplinkui. Oho, net traukinys čia yra, įsivaizduoji. Geras.
O būtum patikėjus, kad čia galim traukinį rasti. Galvoju, iš kur tas garsas pareina. Va. Bernaca. Esam čia. Bernaca. Va, koks miestelis fainas. Spalvotas visas. Žiūrėk, kokia gatvelė. Bet čia turbūt tikrai visi atplaukia. O žiūrėk, kas čia geras. Eini savo ir žiūri, kad čia yra skylė. Va, gali pamatyti vandenį per skylę. Opa. Va, taip, kalne. Va, vaizdas, dėl kurio mes čia atvažiavom. Bumt. Gražu žmogų. Gražu. Čia dar šita pusė kokia. Dauguma žmogelių čia atvaro su laivais iš ten to miestelio, kur prieš tai buvom. Mes irgi buvom susigundę plaukti, bet gerai, kad neplaukėm. Sutaupėm šiam euriukų. Važiavom su mašinai, privažiavom, bet vandens skaidrumas, žiūrėk čia. Va, kaip žuvytis plaukia. Va, žiūrėk, 14 matai yra. 16. Žaidžia žuvytis. Paskutiniai vaizdai nuo krantų. Ir sakysim, adios, adios, amigos, jūra, adios. Va, kur matosi dar. Čia matosi. Begalinė jūra. Va, su šitais vaizdais prie tokio galingo vandens prūdo ir atsisveikinam su jūra. Viskas. Pakeliui dabar paskutinės vietos bus prie Komo ežero ir paskui jau visų greičių link namučių. Du bomžiukai. Baigia nustipti. Paskutiniai pusryčiai va taip va laukia. Prie Komo ežero. Artėjam prie Komo ežero. Neartėjimo esam. Nesam prie Komo. Esam, čia Komo. Čia ne Komo. Kodėl rašė Komo? Ne Komo čia. Žmona nebesigaudo iš šalčio. Ne Komo. Va, praeitą naktis buvo labai gera. Žmonių labai patiko šaltis. O aš tau daug šalta buvo šalta. Nu, visiems šaldam. Kiek šalta? Va, kiek šalta. 12 laipsnių. Va, atvežiau žmoną, kad Komo būtų žmona. Prie Komo pelkės atvežiau. Einam pažiūrėsim, kuo čia taip nuostabu. Koma ežers. Va.
Saulutė lent daros vis šilčiau. Kokia čia lietvykė. Va, kaip atrodo. Ai. Šituo video atsisveikinam su Como ežeru, su paskutiniu mūsų objektu Italijai. Bėda, Italijos didelis gabalas liko pervažiuoti. Tai va, dar kartą grožis. Toks grožis lieka. Čia. Grožis lieka su plaukiančiais laivais. Paskutiniai mūsų pietus vakarienė Italijoje prieš kertant Austrijos sieną. Prisisakėm vėl, nežinau kas. O žmona užsisakė carbonara. Aš užsakiau raviolį. Nu, įda laukia pica mūsų kažkokį. Žiūrim, kol baigs. O, pareina. O, parėjo pica. Wow. Tai va, taip atrodo mūsų stalas. Pavalgau! Taip yra, kai nevalgai visą dieną. Grįžom į Lietuvėlę. Šiandien turim spalio 1 dieną, 19:30. Įvažiavom į Lietuvą. Išvažiavom rugsėjo 14 paryčiais. Turim 19:30 valandų. Turim kilometražą 16249 ir iki namų da 300 kilometrų. Tai prasukom beveik 9000 kilometrų. Ir viskas. Gyvenam toliau. Apturėjom gerą laiką. Kelionė baigėsi. Lauksim kitos kelionės. Ciao, bambino. Ciao, arrivederci.